Violeta Rakauskaitė vadinama jauniausia 8-ojo dešimtmečio Lietuvos estrados žvaigždė. Ji dainininkės karjerą pradėjo studijuodama universitete 2 kurse. Vos 21 sulaukusi kaunietė jau galėjo pasigirti įrašais plokštelių studijoje, koncertavo su trimito orkestru, o dainas jai kūrė kompozitorius Benjaminas Gorbulskis. Aš jaučiausi kaip žuvis vandenį. Man čia kaip mano namai. Iš paskaitų pabėgdavau, nes yra laida, aš turiu laidoje dalyvauti, tai viskas, man čia yra gera proga nusiimti nuo paskaitų. Violeta Rakauskaitė prisimena, kad jos pasirinktam muzikiniam keliui labiausiai nepritarė mama. Ji norėjo, kad dukra dirbtų pagal specialybę, dėstytų vokiečių kalbą. Tačiau muzika Violetai Rakauskaitei lėmė daug įdomesnį likimą. Publika labiausiai žavėdavosi Onos Valiukevičiūtės ir Violetos Rakauskaitės duetu. Joms akomponuodavo geriausi to meto muzikantai. Jeigu pasiklausiau senų įrašų, tai aš mėgau dainuoti. Tai tas nuoširdumas toks, mėgau, tai tas ir jaučiasi, o ten, aišku, profesionalumo, tai, saviveikla. Šis Lietuvos kino studijoje nufilmuotas Violetos Rakauskaitės vaizdo įrašas, ko gero vienintelis išlikęs tų laikų liudininkas. Viską, kas buvo susijęs su populiaria dainininkė, buvo nurodyta be gailesčio sunaikinti, kai 1975-aisiais Violeta Rakauskaitė ištekėjo už Vokietijos piliečio ir išvyko gyventi į vakarų Vokietiją. Įdomu labai, spalvinga labai mašinų daug. Man patiko, kaip žmonės apsirengę, aš į vitrinas žiūrėdavau, tiesiog akių atitraukti negalėdavau, kaip buvo gražu. Sovietinėje Lietuvoje įtraukta į juoduosius sąrašus, užsienyje Violeta Rakauskaitė dainavimo nemetė. Iki šiol jis saugo koncertų plakatus, o dainininkės gastrolių maršrutas įspūdingas. Ji dainavo Amerikoje, Australijoje, Kanadoje, Norvegijoje ir kitose valstybėse. Lietuvių kolonijas aplankiusi dainininkė užsienyje išleido 2 plokšteles. Ten aš padariau porą bandomųjų įrašų su jais. Bet dabar mes tą žinom, aš tai kažkaip nesiorientavau, kad čia investicija, vis tiek kažkas turi tave investuoti, jeigu tu nori kažką išleistų, tai rask tokį, kaip čia pasakytum, rask tokį durnių. Lietuvoje atkūrus nepriklausomybę, Violeta Rakauskaitė į gimtinę grįžo su vyru, garsiuoju disidentu, politologu Aleksandru Štromu. Nors emigracijoje dainininkė praleido 15 metų, Lietuvos klausytojai jos neužmiršo. Estrados atlikėja vėl aktyviai koncertuoja ir planuoja išleisti geriausių dainų albumą.